Už manęs yra 45 metrų Dievo gailestingumo statula prie Manilos. Jau važiuojant pakeliui matosi daugybė šios vietos reklamų ir galima suprasti, kaip tai giliai tikintiem filipiniečiam katalikam yra svarbu. Ir atvykus į šią vietą galima pamatyti, kad mišios vyksta net kokius 8 kart per kiekvieną sekmadienį. Ir čia susibūrė ištisos galybės tikinčiųjų. Ir tai tik viena daugelio milžiniškų statulų Filipinuose, kurias įkvėpė Vilniuje kabantis gailestingojo Jėzaus paveikslas. Jau seniai keliaujant po pasaulį manęs nebestebina Vilniškio paveikslo kopijos. Jas mačiau netgi Kubos ar Maršalo salų bažnyčiose. Bet štai Filipinų Dievo gailestingumo statulos vis tiek pribloškė. Juk jos didesnės net už garsiąją Rio de Žaneiro Kristaus atpirkėjo skulptūrą. Ir visa tai statoma pagal paveikslą, kuris nutapytas Vilniuje. Kodėl? Kodėl būtent Filipinuose? Ir kokia to paveikslo istorija? Viską atsakysime šioje laidelėje Gabalėlis Lietuvos. Bent 4 paminklai yra Filipinuose pagal Dievo gailestingumo paveikslą. Ir už manęs yra vienas didžiausių tokių paminklų, tai čia Mindanao saloje. Vizija ta pati, tai yra stovintis Kristus, iš jo širdies eina 2 spinduliai, baltas ir raudonas. Vienas simbolizuoja kraują, kitas simbolizuoja vandenį. Na ir tai turbūt jau pats didžiausias pavyzdys, kaip toli ir į kokius didingus dalykus išvirto tas Dievo gailestingumo kultas, kiek juos seka čia Filipinuose. Filipinuose yra gyventojų virš 100 milijonų ir dauguma jų katalikai. Tai yra viena didžiausių katalikų bendruomenių apskritai pasaulyje. Ir priešingai galbūt net negu pačioje Lietuvoje ar kitur. Katalikybė čia nėra tik tai kažkoks, aš esu katalikas, pakrikštiju vaiką, ten einu per Kalėdas į mišias ar per Velykas ir tuo viskas baigėsi. Bet čia tai iš tikrųjų yra kelias daugelio žmonių ir todėl nieko keisto, kad ir kunigų čia užtenka ir ne tiesiog tapomi paveikslai bažnyčioms, bet ir štai statomos tokios įspūdingos statulos. Projektas yra labai įdomus architektūriškai. Čia matot, kad yra laiptai tiesiai Jėzaus širdį. Tai tie spinduliai, kurie paveiksle yra tiesiog spinduliai, statula yra padaryta laiptais Jėzaus širdį, kuriais gali piligrimai užlipti. Sunku visą paveikslo istoriją sutalpinti į kelis sakinius, bet paveikslas nutapytas Vilniuje dailininko Kazimirovskio, o pirmąjį raginimą nutapyti gailestingojo Jėzaus paveikslą sesuo Faustina Kovalska išgirdo dar 1931-aisiais. Jos vizijoje pasirodęs Kristus, iš kurio krūtinės sklido 2 spinduliai, vienas raudonas, o kitas baltas. Savo dienoraštyje ji liudijo: po akimirkos man Jėzus pasakė, nutapyk paveikslą pagal piešinį, kurį matai su užrašu: Jėzau, pasitikiu tavimi. Pažadu, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip pat pažadu jau čia žemėje pergalę prieš priešus, o ypač mirties valandą. Aš pats juos ginsiu kaip savo garbę. Noriu, kad tas paveikslas būtų iškilmingai pašventintas pirmąjį sekmadienį po Velykų ir tas sekmadienis turi būti gailestingumo šventė. Pati Faustina nemokėjo piešti, tai tik apsigyvenusi Vilniuje, tarnaudama Antakalnio vienuolyne, padedama savo naudieklausio kunigo Vilniaus universiteto dėstytojo Sopočkos, susipažino su Vilniaus dailininku Eugenijumi Kazimirovskiu, kuriam paveikslo detalus nutapimas užtruko 1,5 metų. Įdomu, kad net ir Vatikanas iš pradžių į šitą paveikslą žiūrėjo kritiškai. Buvo net siejančių jį su Lenkų nacionalizmu, kadangi spinduliai iš Jėzaus širdies yra Lenkijos vėliavos spalvų. Tačiau kultas nebuvo nuleistas iš viršaus į apačią, jis ėjo iš apačios į viršų, nuo paprastų žmonių. Sako, jau Antrojo pasaulinio karo metais daugybė karių su savim turėjo paveikslo kopijas, daugybė stebuklų priskirta paveikslui. Ir lygiai taip pat iš apačios į viršų kultas atėjo ir čia į Filipinus. Kad ir kaip toli nuo čia bebūtų Vilnius, atsirado vietinių, kurie atrado Dievo gailestingumą ir pamatė jame tokią svarbą, kad skyrė milžiniškas jėgas ir pinigus statyti paminklams tokiems kaip šis. Taip, Dievo gailestingumo kultas šiandien paplitęs po visą pasaulį, bet dideliai dalyje krikščioniško pasaulio didžiųjų katedrų statybos era jau baigėsi. Šiandien apsiribojama paprastom, kukliom bažnyčiom, ir Dievo gailestingumo paveikslo, todėl kabinamos ten nebent originalaus dydžio kopijos. O filipiniečiai iki šiol žiūri į krikščionybę panašiai kaip žiūrėjo mūsų protėviai. Ir todėl nieko keisto, kad būtent čia Dievo gailestingumo kultas davė pradžią kažkam, kas didybė ir masteliais prilygsta viduramžių Europos bažnyčioms. Paveikslo originalas yra Vilniuje, Domininkonų gatvėje, Dievo gailestingumo šventovėje, galite visi jį pamatyti. Mums tas paveikslas dar svarbus ir dėl to, kad toje šventovėje mes susitokėm priešais tą paveikslą. Paveikslo istorija irgi iš tikrųjų ypatinga.
atėjo sovietai, jie persekiojo, aišku, katalikybę ir taip pat ir toks kultas visiškai nesiderino su jų mintim. 48 bažnyčią uždarė, kabojo tuo metu Švento Mykolo bažnyčiai Vilniuje. Liko kabotoje uždarytoje bažnyčiai paveikslas, paskui dvi parapijietės 51 slapta išpirko tą paveikslą, slėpė savo palėpiai. Vėliau atidavė kitą bažnyčią saugot, bet tenai kunigas jau bijojo jį viešai rodyti, tai laikė slapta. Vėliau buvo išvežtas į Baltarusiją, kur buvo rodytas viešai, bet tada 70 metais ir tą bažnyčią uždarė. Na ir galiausiai buvo pervežtas atgal į Vilnių, kur buvo restauruotas ir jau po nepriklausomybės ir patys lietuviai sužinojo apie tą kultą, galima sakyti, daug daugiau, nes kas dabar pasaulyje darosi, tai to atvaizdo kopijų yra ir daugybėje katalikų, anglikonų bažnyčių, bet vis dėlto negalim žymėti gabalėlį Lietuvos LT enciklopedijai kiekvienos paveikslo kopijos, nes tai yra kilnojamas daiktas, vieną kartą pakabintas čia, kitą kartą čia, tačiau įtraukėme į gabalėlį Lietuvos LT lietuviško paveldo enciklopediją su Lietuva susijusias vietas, kurios yra nekilnojamos ir kas be ko šitie paminklai čia Filipinuose tikrai yra tokie. Jeigu Mindanao Dievo gailestingumo statula jau atrodė didelė, tai neatrodo tokia didelė apsilankęs Maniloje. Čia 2017 metais pastatyta dar didesnė Dievo gailestingumo statula, man už nugaros. Jos aukštis yra 45 metrai, pačios statulos 30 metrų ir 15 metrų aukščio pastatas, ant kurio viršaus jis stovi. Ir tai matosi, kad tas Dievo gailestingumo kultas atsiradęs Vilniuje plinta po visus Filipinus ir tai yra tikrai ne šitos dvi tik tai statulos, jų tokių yra ir daugiau.